Sveiki žvejai, tęsime savo laidą ir šiandieną esame šiek tiek tokioje savo neįprastoje vietoje, gal net ir šalyje. Pirmą kartą mūsų laida išvyko į Lenkiją, viešime Augustavo mieste pas savo bičiulius iš Bailiner gamyklos ir šiandieną laivybos tematikoje bus Bailaineris, apie jį plačiau pakvies Darius, taip kad visada laivyno ekspertas su mumis Darius ir šių kraštų gidas Mačiai. Taip kad šiandieną be gaudydami žuvį, tą pačią progą ir išbandysime šitą grinai žvejybai ir ne tik žvejybai, bet ir pramogai pritaikytą kateriuką. Kaip ir minėjau, apie kurį šiek tiek vėliau papasakos Darius, o mes dabar ruošiamės įrankius ir žiūrime, kas šitam upelyje gyvena. Iš tikrųjų, čia kanalai susijungiantis ežeras, labai įdomi vieta, plaukti yra kur ir gal kažką pagausime. Aišku, įdomiausia, pirmiausia, pagrindinis tikslas yra išbandyti katerį. Nu, bet negalimgi nepažvejoti. Start!
Taigi šiek tiek pažvejojame ir norėčiau keletą žodžių tarti apie šį naujai Bailiner CC6 kateriuką. Pirmiausia, jis turi svarbiausią ypatybę, kad jo dugnas yra ne V formos, o M raidės, tai yra trimaranas. Dėl šios priežasties jį galima nuleisti į sekliau esančias vietas ir jisai lygiau eina vandens paviršiumi. Kita pagrindinė šio katerio ypatybė yra ta, kurią turbūt visi pastebėjote, kad ji yra Central Console. Tai yra centrinėje katerio dalyje yra sumontuota konsolė daugiafunkcinė ir aplink ją pasidaro daugybė patogios vietos. Priekyje mes turime galimybę sumontuoti didelį čiužinį pasibuvimui, pasigulėjimui ant jo gamtoje. Galim jį visą nurinkti ir padaryti apeinamą patogiai žvejybai. Viduryje matome kėdės lizdą, kur galima įstatyti žvejybinį sostą. O priekyje gamintojas yra sumontavęs patogią platformą, kur galima sumontuoti Motorglide elektrinį variklį. Centrinėje katerio dalyje mes matome daugiafunkcinę konsolę. Ji yra labai patogi tuo, kad yra pilnai apeinama iš visų pusių. Turi patogius reilingus, tai yra metalinius apvadus, už kurių galima laikytis ir vaikščioti einant aplinkui per didelį bangavimą, siūbuojant laivui. Šoninės jo dalyse yra įmontuoti meškerių stoveliai, taip pat įvairių daiktadėžių daugybė, tiek šonuose, tiek priekyje po pirmagalio sėdimąją vietą ir vairavimo pultas. Vairavimo rumpelis, gazo svirtis, yra patogiai sumontuota viršutinėje konsolės dalyje, taigi einant šonu pakeleivis neužklius ir netyčia nejungs didžiulės pavaros pirmin arba nepadarys kokio nors netikėto įvykio. Ir čia taipogi mes matome sumontuotus likusius pagrindinius prietaisus. Šiuo atveju yra daugiafunkcinis prietaisas, kuriame mes matome baterijų įkrovimą, apsukas, greitį, kuro lygį ir visus kitus papildomus pagrindinius prietaisus. Apatinėje dalyje turime gigantišką daiktadėžę, į kurią mes šiandien sudėjome viso katerio tentą. Taip kad šita konsolė tikrai tarnauja daug ir mes pasinaudodami šitais reilingais galima sumontuoti dar daugybę papildomų prietaisų ir tvirtinimų. Tuo tarpu, jeigu pažvelgtume į galinę katerio dalį, tai mes pamatytume, kad mūsų dvigubas fotelis vairuotojo sėdynė yra labai patogiai atlenkiamas į kitą pusę ir mes galime žvejoti pilnais spinduliais, apmėtydami galinę laivo dalį arba pramogaujant ant vandens, tempiant slidės, vandenlentę, ratą ar bananą su draugais, matyti, kaip tenais visi nuotykiai vyksta anoje pusėje. Gale yra daugybė vietų susėsti likusiems keleiviams, kaip visada su daiktadėžėm po jos. Ir šiuo atveju mes matome sumontuotą pagrindinį katerio metalinį bokštą, už kurio mes galime kabinti ant šarnyro vandens pramogas. Kaip minėjau, slidės, vandenlentę, ratus arba visas kitas pramogas su laikikliu pritvirtinti, transportuojant visą šitą mūsų įrangą. Be abejo, ant katerio dedasi ir tentas nuo saulės ar lietaus. Tokiu būdu jis yra
labai rimtas konkurentas tiems aliumininiams kateriams, kurie yra taip pat panašaus ilgio, panašaus pločio. Atkreipčiau dėmesį, kad būtent šis Bayliner CC6 modelis yra 5,45 cm ilgio, 2,15 cm pločio, taip kad labai platus. Ir turėdamas tokią mažą grimzlę, būdamas toks universalus, su didžiuliu čiužiniu priekyje, patogiai apeinamas labai erdvus gale, labai stabilus dėka savo trimarano dugno, mes galime ant vieno krašto, ant kito krašto sėdėti, nejusdami jokio katerio pakrypimo, yra labai įdomus modelis ir, manau, bus mėgstamas mūsų Lietuvos laivybos mylėtojų. Vienu ausies krašteliu gamintojas minėjo, kad šiemet rudenį atsiras Bayliner CC7 ir CC5 modeliai, tačiau tai yra kol kas didelė paslaptis ir apie tai mes būtinai papasakosime kitose mūsų rubrikose. Va tokios pačios kaip lietuviškos, tik kita kalba šneka. Taigi, šiandien mes įsikinkėme 115 arklio jėgų variklį. Šitas variklis yra maksimalus šiam modeliui. Ir kaip tu jautiesi, Sauliau, plaukdamas su šituo kateriu, kokie tau įspūdžiai? Na, mano pirmasis įspūdis, kaip tu ir minėjai, kad jisai yra labai stabilus vaikščiant ir jo, kaip daugelį plastikinių būna katerių, nelinguoja. Visiškai mes ir į vieną pusę, ir kitą sueinam pusę. Šiuo momentu mes stovime vienoj pusėje su operatorium ir jisai niekiek nėra pasviręs. Ir kitas momentas, kad daugelis žvejų šiek tiek plastikinių šitų aliumininių katerių žvejų, tokių mėgėjų,
su pramogom, ne visiškai gal tokių profesionalų, kur varžybose dalyvauja, o mėgstančių dar pabūti ir gamtoje, kaip tu sakai, patampyti slides arba praleisti ant gražių odinių sėdinių laiką, ten papietauti ar dar kažką, tai taip ir nesirinkdavo to aliumininio katerio ir mėtydavosi. Jo, jisai labiau toks žvejybinis. Jo, o būtent šitas yra vidurkis toks, kaip nori gali turėti pramoginį, nori gali turėti ir žvejybinį katerį, be jokių problemų. Tas labai man patiko ir kaip ir tu minėjai, kad ir motorgaidui yra vieta pasistatyti elektriniui varikliui ir aeratorius yra, ko dar nepaminėjai, kas aktualu žvejam. Galima ir kad po sėdynę sumontuotų ir šaltkrepšį, taip vadinamą kulerį, kur tu gali šaldytuvą pasidaryti. Taip kad tikrai įvairiausių opcijų yra. Ir aeratorius automatinis prisipildo, išsileidžia. Taip kad galima šitą katerį tokį užskaityti, kad užpildo nišą tarp žvejybinio ir pramoginio katerio. Taip pat ir variklių galingumas pakankamai iki 115, tai tikrai ir paskraidyti galima puikiai ir ta forma to katerio leidžia gražiai bangas kirsti, jas tiesiog nedaužiant, bet tvarkingai, gražiai, švelniai sugeriant. Ne veltui netgi vandens Formulė 1 yra kaip tik ant trimaranų dugno, kur yra M raidės formos dugnai. Kad geriau išsikelia ir stabiliausiai eina ir saugiausiai. Tai tikrai alternatyva, kaip ir minėjau, tarp pramoginio ir žvejybinio renkantis gali susikonstruoti, kokį tik tais nori savo modelį. Na, iš tikrųjų, mūsų šiandien kaip ir žvejyba nebuvo pagrindinis taikinys ir momentas. Tai norėjosi išbandyti katerį ir, aišku, kaip matėte, šią savaitę patys oro sąlygos labai vėjuotos, ne vien tik tai Lietuvoje, tačiau ir kaimyninėje mūsų šalyje Lenkijoje. Čia skirtumas tik tais nuo sienos 50 km, labai viskas vietoje, taip kad gūsiai ir čia dideli, stiprus ir tik tais galime kažkur tai bandyti gaudyti žuvį mažose užtakiuose, tačiau norėjosi ir paplaukėti, išbandyti laivą ir pasižiūrėti, pamėtyti, pavaikščioti, nes vien tik tais kalbant negali pajusti, ar jisai patogus yra žvejybai ir nebūtinai reikia su meškerėm. Vat keturiese žvejojame, bandėm, ar čia niekam netrukdo, tikrai viskas šaunu, puiku ir ilgis šito katerio ir erdvė tikrai yra puiki ir netgi aš rekomenduočiau Lietuvos gidam pasižiūrėti šitą modelį, nes tikrai gražu viskas, erdvės pilna, daiktažodžių yra, motorgaidas pasistato, ko daugiau reikia. Taip, tik tai geros draugų kompanijos. Taip, ir kad dar žuvis kipto, ar voras geras būtų, nesvarbu. Šiandien tiek apie šitą šaunų bailainerį, o su jumis žiūrovai atsisveikiname ir susitiksime kitą kartą. Viso gero! Smagaus plaukėjimo!